Kai reikia sumokėti už automobilio stovėjimą, kišenėje kaip tyčia nėra monetų, arba lauke lyja, o jūs labai skubate. O gal tiesiog bijote automato? Gerai, kad už automobilio stovėjimą galite greitai ir patogiai susimokėti telefonu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Trakuose. Viskas, ko jums prireiks, tai lipduko, kurį galite įsigyti Tele2 salone. Priklijuokite jį ant priekinio automobilio lango. Dabar liko tik užsiregistruoti. Tai paprasta procedūra aprašyta ant lipduko. Už automobilio stovėjimą jau galite mokėti SMS žinute arba naudodamisi VAP nuorodą. SMS žinutės lange rinkite P, savo miesto pirmąją raidę, pavyzdžiui V, jei esate Vilniuje. Vietoj 0 įrašykite stovėjimo trukmę valandomis. Vietoj I aikštelės zonos pirmąją raidę, pavyzdžiui R, raudona, o vietoj ABC000 savo automobilio numerį. Siųskite žinutę telefonu 1332, SMS žinutės kaina 20 centų. Netrukus gausite patvirtinimą ir viskas už automobilio stovėjimą sumokėta. Žinutę galite išsaugoti telefono atmintyje, kad kitą kartą nereikėtų visko rinkti iš naujo. Jei norite už paslaugą sumokėti naudodamisi VAP, apsilankykite adresu vap.tele2.lt. Naudinga parkavimas. Ir tiesiog vadovaudomėsi nurodymais įveskite reikiamus duomenis. Tai patogu, nes nereikia nieko įsiminti. Likus 5 minutėms iki stovėjimo laiko pabaigos gausite priminimą. Priminimo žinutės kaina 5 centai. Jeigu reikia, stovėjimo laiką visada galite pratęsti ir toliau ramiai gurkšnoti kavą ar pietauti. Mokestis už automobilio stovėjimą įtraukiamas į mėnesio sąskaitą. Išsamesnę informaciją apie paslaugą bei kainas rasite adresais www.tele2.lt ir vap.tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?